Pacientas Volkswagen Scirocco. Neveikia dalis žibintų. Realiai veikia kairys priekinis žibintas. Iš esmės visi likę neveikia ar dalinai neveikia. Tai dabar patikrinam, kas veikia, kas neveikia. Pasijungiam kompiuterį, pasižiūrim klaidas. Ir tada spręsim, ką toliau daryti. Jungiam degimą. Jungiam žibintus. Avarinį. Rankinis. Atbulinis. Taigi galinis kairys atbulinis veikia. Gabaritas taip pat veikia. Posūkis neveikia. Dabar avarinis yra jungtas. Dešiniai pusėje veikia posūkis, veikia gabaritas. Dvi lemputės tarp kitko. Čia per vidurį nekraštinės. Žiūrim priekį. Abu veidrodėliai veikia. Posūkiai. Keleivio kairys, dešinis, tai yra priekinis žibintas, neveikia visiškai. Kairys, vairuotojo žibintas veikia, bet nėra posūkio. Skenuojam klaidas. Automatiškai identifikavo VIN kodą. Tai prisijungiam prie modulių ir pilnai skanuojam dabar visą sistemą. Taigi trijose kompuose yra klaidos, tai yra variklio kompas, kas mūsų nedomina, Terraphone taip pat nedomina, tačiau 09 modulis Central Electrics būtent atsako už lempas, taigi einu konkrečiai tenai. Dar kartą nuskaitom klaidas. Ir matom terminal 30 right, open circuit, passive sporadic. Kartais atsirandanti klaida 30 terminalo. 30 terminalas yra pastovus maitinimas, tai yra pastovus pliusas. Ne nuo degimo, tiesiai nuo akumuliatoriaus. Ir toliau aktyvios klaidos, dalis aktyvių, dalis kartais atsirandančių. Tai aktyvios klaidos būtų 979 klaida dešinė artimųjų šviesų lempa, atvira grandinė arba trumpina į pliusą, dešinio galinio gabarito, taip pat atvira grandinė. Čia visur atviros grandinės, open circuit. Jo, visur atviros grandinės. Yra klaidos dešinio priekinio žibinto artimosios šviesos, dešinio galinio žibinto gabarito, tai left brake light bulb, kairio galinio stabdžio lemputės, kairio posūkio galinio, tai yra priekinio, dešinio priekinio posūkio, dešinio prieš rūko, kairės pusės galo posūkis, kairės pusės galo prieš rūkas, bagažinės dangte esantis stabdžio žibintas, dešinis atbulinis, kairės priekinis gabaritas, dešinis priekinis gabaritas, na ir priekinio lango apiplovimo purkštukų pašildymo. Vietoje to, kad ieškoti sąsajos tarp šių lempučių, nusprendžiau eiti paprastesniu keliu ir, tarkim, neveikia pas mus priekinė abudu posūkiai. Juos paprasta patikrinti. Galime įjungti avarinio signalo šviesas ir fiziškai patikrinti, ar išeina signalas iš komforto bloko, kadangi būtent komforto blokas atsakingas už signalų siuntimą į įvairias lemputės, priekinės lempas, posūkius, gabaritus ir taip toliau ir panašiai. Susiradau, kurioje vietoje randasi šiame automobilio komforto blokas. Jisai randasi virš vairuotojo kojų po panelio. Taip pat paruošiau ten esančias 3 jungtis, vadinamas fiškės. Ir jau iš tikro pasižiūrėjau dešinio priekinio žibinto posūkio signalą. Signalas iš komforto bloko išeina, tai aš parodysiu neužilgo. Tačiau pradžioje pasižiūrėkime, kaip tai atrodo schemoje. Dabar yra atidaryta išorės lempų elektros grandinės schema. Prisiartinkime šiek tiek. Ir susiraskime dešinės pusės posūkį. Kadangi vienas neveikia visiškai, čia kitam lape. Suverčiau kitą lapą, prisiartinam. Taigi, turim 2 variantus. Kaip matot, right front turn signal lamp, tai yra dešinės pusės priekinis posūkio signalas, tiksliau posūkio lemputė, kur ateina black green, tai yra juodas laidas su žalia juosta.
ir žeminimo laidas black, juodas, kuris tiesiai eina į kėbulą. Arba kitas variantas, tai yra mūsų variantas, kuomet juodas su žalia juosta laidas pereina į juodą su balta juosta laidą. Tai turim perėjimą, sujungimą laidų arba fiškę toje vietoje ir toliau nueina anas laidas į lempą. Taigi dabar pačiame automobilį, neparodžiau dar tuoj, visai pamiršau parodyti, kur tas laidas nueina. Taigi juodas su žalia juosta laidas, 19 kontaktas. Ieškom patogu, kad galima pasižymėti. Jisai ateina į komforto bloko 50 piną. T52C fiškutės. Dar ką pamiršau paminėti, ši schema nėra Volkswagen Scirocco 20 metų, tai yra Volkswagen Golf 20 metų. Realiai jos faktiškai identiškos būna. Tai Scirocco schemos neturiu. Pasinaudojus šią, spalvos atitiko ir galima dirbti su šita schema. Taigi 50 kontaktas. Neturiu kuo parodyti, tačiau matot, šitoj vietoj trečias laidas už juodą su baltu eina juoda su žaliu. Tai yra būtent dešinės pusės priekinės lempos posūkio laidas. Kad įsitikinti, paimkime kontrolinę lemputę. Štai turim kontrolinę lemputę, adatėlę specialią, kad patogiau įsikirsti iš galo prie kontakto, nieko nepažeidžiant tenais. Susirandam masę. Tarkim šiuo atveju čionais. Siemam, paruošiam adatėlę. Prisijungia būtent prie vieno kontakto. Dabar įjunkime avarinį. Jis veikia ir be degimo. Jis irgi yra patogu. Ir mes turim pamatyti švieselę. Tai ir matom. Ši čia veikia. Prie masės kontrolinę lemputę esam pajungę. Pinukai čionais ne patys gražiausi, buvo skendus lempa praeita, buvo tvarkyti, čia porą pinų reikia perdaryti, lenktinę gražus, dabar kontrolinė lemputė matos, aš liečiu kontaktus iš eilės, niekur absoliučiai maitinimo jokio mes neturim, absoliučiai ne vienam kontakte nėra maitinimo. Pinus tik tai liečiu, į vidų jų tikrai nekišu. Kontrolinės lemputės kontakto, nes taip praskėtus galima sugadinti pinus, kai šiuo atveju čia yra padaryta. 1, 2, gal 3 pinus reiks tvarkyti. Tai iki čia signalas neateina. Bet kaip minėjau, aš jau truputėlį ir be kameros žiūrinėjau. Ta ekipa laidų. Tie laidai nueina, kaip matot, tenais, po lempą, išeina šičia ir šičia praskleidžiu truputį tuos laidukus. Dabar turime kelis tokius vienodus, juodas su žaliu, tenais juodas su žaliu ir matosi, kad aš jau buvau su adatėlė įsikirtęs, šitas vietas izoliuosiu, nieko baisaus tame nėra. Šičia netgi 4 juodi su žalia juosta laidai. Šitas laidas atsakingas už dešinės lempos posūkį. Tai iki čia signalas ateina. Iki šitos fiškės neateina toks laidas juodas su žalia juosta. Dabar beliko surasti, kurioje vietoje juodas su žalia juosta laidas pereina į juodą su balta berods juosta laidą. Ar turime šį juodą su balta? Mes turim baltą su juoda. Su juoda juosta. Juodą su balta neturim. Tai ieškosim.
Žodžiu, nusprendžiau gaudyti posūkius. Įjungęs avarinį, tai patogiau. Tačiau neatkreipiau dėmesio, kad čia posūkis bumperį gali būti, ne vien tik lempa. Išėmiau lempą. Kadangi pasižiūrėjau, lempai pačioje yra lyg ir posūkio lemputė. Bet darau, tai yra ranką susidaužiau, kol lupinėjau čionai. To ne esmė. Esmė tame, kad posūkio laidas yra štai šis. Jisai eina toliau šičia. O čia mes turim lempos fiškę. Tai šitoje vietoje lempos fiškė, o posūkis nueina žemyn. Tada ir pastebėjau, kad bet tenai turi stovėti posūkis. Ir lempa neateina. Tuomet nusprendžiau pasižiūrėti artimųjų šviesų. Matot, korodavė yra viduje, tai valyta, truputį, žodžiu. Artimų šviesų laidas, fiškė yra raudona su violetinė juosta. Štai tas. Čia kelintas kontaktas. Čia gaunasi 6 kontaktas, raudona su violetinė. Iškart pasižiūrim ir vairuotojo pusės lempą, kuri veikia. Tai anas kontaktas, 6, čianais yra raudonas su mėlynas su raudonu. Žodžiu, radau abudu kontaktus komforto bloke. Taigi vėl turim kontrolinę lemputę pajungtą prie masės. Šis laidas yra veikiančios lempos artimųjų šviesų, tiksliau ksenono bloko. O štai šis laidas yra neveikiančios lempos. Tai patikrinkim abu. Dabar štai be degimo. Jungiam degimą. Degimas įjungtas, lempos išjungtos. Tikrinam. Neveikia. Ok. Įjungiam lempas. Veikia. Signalas ateina, viskas gut. Tačiau, iškart neatsijungiam. Jungiamės prie neveikiančios. Ir jie iš čia neveikia. Tai problema visgi ne laiduose, kaip maniau, po variklio dangčių, bet problema yra šičia. Patikrinau komforto modulio visus maitinimus, visus žeminimus, su jais viskas tvarkoje, tačiau į kairės pusės priekinę lempą maitinimas išeina, dešinės pusės artimų šviesų neišeina. Kadangi dabar maitinimai visi ok, žeminimai tai ir masės taip pat tvarkoje, komforto blokas pilnai užmaitintas, su jo problemų neturi būti. Kitų variantų kol kas nematau, kaip tik paties komforto bloko problema, gal ko jisai neįjungia, anksčiau buvo dešinės pusės priekinė lempa užpilta vandeniu. Gal įjungtas protectionas ar panašiai, VAG grupiai tai yra visiškai normalu. Kilo tokia idėja, pamėginom nutrinti klaidas. Taip, įjungsiu šviesą. Šiuo metu kontrolinė lemputė yra pajungta prie dešinės pusės lempos, artimųjų šviesų. Taip, nutrinus klaidas yra tikimybė, kad įsijungs kontrolinė lemputė. Taip, paėmėm control unit ir engine central. Tai komforto sistema. Nėra komunikacijos su komforto sistema. Kodėl? Lyg ir viskas tvarkoje. Mėginam pilną skanavimą atlikti. Štai šitą modulį ir bus mūsų klaidos. Electronic Central Electric, Trumbull Codes. Klaidų dabar pilna, kadangi fiškės buvo atjunginėtos, nors atjunginėtos išjungus degimą, bet vis tiek matyt prigaudė ir tos pačios klaidos yra aktyvių. Bet kuriuo atveju trinam klaidas ir stebim, ar įsijungs kontrolinė lemputė.
kontrolinė lemputė neįsijungia. Terminal 30 right open circuit. 30 terminalas vis tiek grįžta. Right tail, left brake, left rear, both for right front parking light. Įdomų momentą pagavom. Šiuo metu, čia daug šviesos, bet šiuo metu matom, kad kontrolinė lemputė, fokusuokis, dega. Jinai įkišta į C lizdo pirmąjį kontaktą, pastovų maitinimą. Kontrolkė dega, įkišam raktą į spinelę, įjungiam degimą ir išsijungia. Ieškom, einam prie saugiklio, žiūrėsim, kas ten vyksta. Ištraukiau raktą. Štai raktas. Tu išsijungs kompas, srovės stipriai vėl pakaks. Na, įsijungia. Taigi peržiūrėjau visus saugiklius kairėje pusėje skydelio, panelės kitai vadinamos. Čia viskas gerai. Ištraukus kiekvieną iš atsakingų saugiklių už komforto bloką, lemputė neužgesdavo. Tarkim, dabar atsimenu, kad šitas 20 saugiklis yra atsakingas, mes jį ištraukiam, lemputė vis tiek dega. Statom atgal. Tuomet perėjau prie po variklio dangčio esančių saugiklių. Tai vienas iš saugiklių yra 5 atsakingas. Ir jį ištraukus nieko nevyksta, ta prasme lemputė taip ir dega toliau. Tačiau kitas saugiklis 30 amperų yra 16 atsakingas. Ištraukiam šį saugiklį. Einam žiūrėti. Lemputė nebedega. Maža to, gal geriau matysis ant stalo. Imkim šviesą. Pasižiūrim patį saugiklį, kaip atrodo. Pats saugiklis pasilydęs vienoj pusėj. Na, mes dar pastatysim kitą saugiklį, 30 amperų. Ir žiūrėsim, kas vyks. Na štai, 30, tvarkingas. Pastatom į vietą. Įdomu, lydysis jisai ar ne. Jeigu taip, reikės ieškoti, kur trumpina. Taip, lempačka veikia dabar. Degimą. Raktą įjungiam degimą. Stebim lemputę. Lemputė neišsijungia. Tai jau yra geras ženklas. Ėmė pažiūrėsim saugiklį, ar jisai lydosi. Na, lyg ir nesilydo. Nėra čia to karščio tokio. Tai gal prastame saugiklėje buvo problema. Šitiek reikėjo prasiknist. Ieškot, kas nutiko. Problema elementari. Jisai pasilydė dėl to, kad buvo lempai vandens ir trumpino tada. Greičiausiai taip ir bus. Tai kadangi lemputė dabar dega pastoviai, mes galim pasiskolinti ją. Štai. Ir patikrinkim, ar šį čia veiks. Jungiamės prie masės. Ir prisimint dabar, kuris ten laidas buvo. 6. Taip, kaip čia dabar geriau pastačius sekundėlę. Taip, geriau matysis. Taigi, 6 kontaktas, 3 nuo čia. Ir elektros vis tiek nėra. Gal reikia šį kartą klaidas nutrinti vėl. Mėginam. Maža to, kad ištrinti klaidas reikėjo, tai aš jungiklio dar neįjungiau. Tai išsiblaškęs. Na, turim. Dabar veikia. Na ką, dedam atgal lempą, izoliuojam laidus, sudedam viską į savo vietas ir tikrinam, ar dabar visas lemputės veikia. Toks momentas, įjungiau
Įjungiu atbulinį, gabaritą įjungti. Kas ten dar avarinis įjungtas yra. Ir galima matyti, gale veikia kairiai pusėje žibintas tvarkingai, tiek dešiniai pusėje žibintas taip pat veikia tvarkingai. Ir pamėginkim, gal galima aktyvų testą. Galima jungti aktyvų testą. Štai veikia tiek bagažinės dangtyje stopas, tiek šie žibintai galiniai. Atbulinis posūkiai, stopai, gabaritai, viskas veikia. Renkam atgal automobilį ir atiduodam klientui. Turbūt jau nebefilmuosiu, kai bus surinktas jisai. Tai šiam kartui tiek. Iki susitikimo prie kitų automobilių.